Labas rytas, čia į ką domasi. Dabar yra gegužės 18 diena, nes vakar buvo 17 logiškai. Gali arčiau tada pakalbėti, nes negirdės tavęs. Girdės? Girdės? Aha, tai žodžiu, susiruošėm, biškutį pamiegojom normaliai, norėjom pailsėti, nes vakar vis tiek kažkaip biškutį pasivargo. Tai dabar jau yra 11:30. O, thank you. Tai va, atvarėm į tokią vietinę kavinukę, pavalgyti kaip ir brančą, kaip ir pietų pusryčių, nežinau kaip čia skaitos. Tai pasiėmėm skauniuką su pikanų riešutais, šokoladu ir laukiam dviejų tiesiog sumuštinių kubanų. Skanu. Tai dabar kol kas tiek ir šiandien varysim į tą pagaliau Ben & Jerry's Factory, tai čia fabriką. Vakar buvau biškutį nusiminus, nes vakar, kai mes žiūrėjom, buvo visos vietos užimtos ir buvo tik tai sekmadieniui. Tai šįryt patikrinau ir jau buvo šiandien irgi laisvų vietų, tai tą sekmadienių cancelinau ir varysim pavalgę, tikriausiai iškart ir į Ben & Jerry's tą. Ten neilgas 30 minučių. Turas kainavo po $6, bet vis tiek įdomu bus pamatyti. Taip pradeda mūsų kol kas šeštadienį. Laukia maisto ir po to varysim į kalnus apžiūrėti. Tai cheers. Gavom savo sumuštinius, tai visai nustebino, visai atrodo toks nemažas ir dar čia čipsų gerą krūvą gavom. Tai skanaus mums ir tikiuosi kitam kadre susitiksim, kai būsim Ben & Jerry. O Dieve, kodėl aš atrodo kaip nusiverkus raudonom akim? Tave primušė sumuštinis, ne? Mane sumušė sumuštinis, buvo labai kalorijų. Sotus, labai didelis, čia beveik visai dienai, sakom, pavalgiam. Tai dabar atvažiavam į Ben & Jerry's Factory. O kaip ten viskas vyko, Aura? Kodėl taip gavosi sumuštiniu ir skaunu? Na, aš ryte labai norėjau, man akis labai nori, kai tu būni alkanas. Taip, aš prisimenu. Kai ateini pusryčių valgyti, ne, tu matai, kad sumuštinis parduoda, jo. Na. O tu tokie žiūri į desertus ir pradedam nuo desertų ir tada sumuštinis ateis. Aš būčiau pavalgius desertą bet vis tiek nebūtų labai pakeiti situacijos. Atvažiavam Ben & Jerry's, eisim žiūrėti, ką ten kapinės, bet ledų kapinės. Jo, ten mes paskui užeisim į skonių kapinės. Paskui? Taip. Tai aš sakyčiau po. So. Aš sakyčiau po. Jej. Tai va, einam žiūrėti, ką mums parodys Ben & Jerry's. Žiūrėkit, kokie mėly staliukai, debesėliai. Tai mes pavyzdingi, žinai, kurie ateina. Laukiam varpelio, taip įdomai. Mes pavyzdingi mokinėti daugiau negu 15 minučių iki. Teletabiuose būdavo kažkoks skambutis, ne, kur atsisveikinu du kartus. Ne? Ne? Tu nežiūrėdavai teletabių? Aš žiūrėdavau, bet aš neatsimenu skambučio. Tu daug ko nežiūrėjai, ką šiaip reiktų pažiūrėti, kad fantaziją išlavinti. Romai, nuspalvink tą pirmą. Aš norėjau sakyti, dėl to tu negali bėgau. įsivaizduoti, nuo ko reikia pradėti paišyti tą tyrą. Exclusive mystery flavor of ice cream. Anybody want to skip to step 3?
She'll make flavors that are exclusive to our tours here, to our scoop shop out front. Those 3 factories, everywhere except for Europe, is serviced by our factories right here and in St. Albans, Vermont. Global from Vermont's own Cabot Creamery. I'm seeing a very disappointed little face. Don't worry, Kate. Show of hands, how many people have had strawberry cheesecake before? Yeah, we've had a handful on each tour. Coming up and grab one, everybody. Coming up and grab one. They accommodate. Ar skanu? Skanu. Adomo ledai. Pasiėmėm vieną, kurį rekomendavo Maple Walnut. Čia beveik pinta yra, ne? Aš turiu lygiai minutę. Va, tai tas savas esi. Aha, aš turiu problemą, aš pasiėmiau ne tokį vaflį, kurio norėjau ir dabar nosiu šitiepiau net. Kalnų žiūriu. Wow. Antras bandymas. Kaip aš nepažiūrėjau, kad čia tik vienas, taigi rodo. Taigi dabar esam po Ben & Jerry's, vėl pamiršau, factory. Fabriko. Kodėl? Ledų? Ne, gerai, šnekėjau. Čia yra antras bandymas, nes aš prieš tai nejungiau Adomo mikrofoną. Man iš kartos video atsimeni, kur, lemba, aš nežinau, ar tu esi matęs, kur tipo žinias skaito čiūvas ir sako, suflior. Esi tą mačius? Ne, nesu. Ne, okei. Čia, nu, davai, varyk toliau. Čia antras bandymas, aš tikiuosi, pirmam bandymė kažkiek girdėsis ir bus viskas ok ir nereiks šito pagalvoti, bet jeigu ką, čia aš antrą kartą patį pasakoju, nes nejungiu prieš tai Adomui mikrofoną. Tai žodžiu, esam po Ben & Jerry's fabriko apžiūros. Visa apžiūra truko 30 minučių, mes mokėjom tik $6. Overall, aš manau, kad tikrai verta apsilankyti, bet papasakosiu, pradėjom nuo filmuko. Filmukas apie 6 minutės, labai fainas, labai įdomus, taip moderniai padarytas, su gerais juokeliais. Netikrama. Tada po to mus vedėsi į parodyti, kaip gaminami ledai. Truputėlį buvo liūdesėlis, kad tuo metu, kai mes atvarėm, jie keitė skonius, nes pasirodo, kad šitoje vietoje yra tik tais viena darbinė linija ir gali daryti vienu metu tik vieno skonio ledus, kas truputėlį keista, nes jie turi labai... Kaip jie keitė skonius, jeigu viena darbinė linija tik yra? Nu, tai turi viską išsiplauti, tai todėl ir sako, kad viską plauna. Tai reiškia, jis gamina daugiau negu vieną skonį, nu? Nu, gamina, bet vienu metu gali daryti, nes sakė, yra kiti 2 fabrikai, kuris vienas yra Nyderlanduose, o vienas kažkur čia toliau ir turi 5 linijas, tai gali vienu metu daryti 5 skonius. Kas yra keista, nes jie daro labai daug skonių, tai vis labai daug išsivalymo turi būti kiekvieną kartą. Tai bet ten neleido filmuoti, truputėlį gaila, bet ten nieko labai ir neparodė iš tikrųjų. Paskui, kas toliau buvo? Po to davė paragaut ledų. Truputėlį man buvo gaila to vaikinuko, kuris mums vedė turą, nes jis man tai labai juokingus, nors ir medinis, bet man tai juokingi tie buvo juokeliai. Man norėjus kiekvieną kartą tokie padaryti, bet visi tokie labai šalti buvo, tokie sustingę žmogeliai, net nieko. Po to užsukom paragauti ledų, nes čia irgi pardavinėja logišką ledus. Ir sakė, kad yra vienas skonis klevų sirupo ir graikinių riešutų. Ir šito skonio niekur nepardavinėja ir jį galima gauti, tai čia tai aišku, reikėjo šitą būtinai skonį išbandyti, bent jau man taip atrodo. Reikėjo pasimti pačią, kiek čia, didžiausią kiekį ledų, bet ant mažiausio to vaflių, žinai. Adomas vis dar šaiposi, kad buvo tokia situacija, Adomas norėjo indelį, aš norėjau į vaflį. Ir manęs paklausė, norit cukrinio vaflio ar vaflinio vaflio. Ką aš žinau, kuo jie skiriasi, galvoju, tiesiog skonis, bet forma, nes mes ėmėm didelį, tai man iš karto asociacija, kad large tai bus tiesiog tas didelis vaflis. Nes ten kiti vafliai buvo tie pamirkyti šokolade ir panašiai, tai galvoju, logiška, kad bus tokie, bet ne. Labai logiška. Bet man ant to mažiuko vafliuko, kaip matėt, filmavau,
sudėjo 3 milžiniškus rutuliukus. Jau galvojau, bus problemų, bet sąlyginai gerai prasisukau. Truputėlį padrapsėjau. Adomas taip sako, biškiuką. Palyginus, kaip jie sukrovė, aš labai gerai. Kelnes apsilaistė ledais ir dar nuvirto tas visas vaflis. Tik todėl, kad aš norėjau specialiai perdėti. Tikrai taip. Tai va, tai labai skanių ledų pavalgėm, nes manau būtų nuodėmė, būnant ledų fabrike, nepasimti šviežiai padarytų ledų, nes ten tikrai šviežiausi, kokie įmanomi. Ten tikrai patys šviežiausi, kokie įmanomi. Patys šviežiausi. Domas juokis iš manęs. Tai va, tai dabar esam pakeliui. Nesu tikra, bet manau, kad vieną aukščiausių Vermonto kalnų. Važiuosim ten, turiu keletą taškiukų susidėliojus ant žemėlapio. Mūsų vanduo nukrito. Tai va, tai pabandysim kažkiek pavažinėti, pasižiūrėti, tikiuosi kažką pavyks gražaus pamatyti. Susitiksim, kai jau būsim tikriausiai kažkur, kur gražu. Keliai čia tokie gali būti intensyvūs, ne? Čia eik tą men jau. Kur mes važiuojam? Pradedu bijoti. Vaizdai, kad gražus, tai čia faktas, bet ar mes pasiruošę tam? Vau. Čia kur nors reiktų gal sustoti, jeigu aišku įmanoma. Vaizdeliai tai labai jau gražus ir čia matos pilna žmogelio. O koks siauras. Adomas lekia, man baisu, jeigu užsimušim, ten liks įrašytas. Čia, žinai, tipo visi žino, kur važiuoja ir tokie. Tu tikrai nori tik lėkti? Ant 60, ant kalno krašto? Man baisu. 30 leidžiama 40. Speed cam. Aš net nedasiekiu, tai dėl to žmonės čia yra. O, krioklys, kaip faina. Čia negalima sustoti. Nu, apžiūrėsim čia viską dar. Grįžtant apžiūrėsim, žodžiu. Galim dabar į priekį važiuoti. Na, jau dabar nebėra. Intensyvų, kodėl visi taip lekia, mam? Važiuoju toliau? Nuvažiuojam. Nu, tai jam kai kuriem čia va, be rankų ploja, važiuoja. Aš įsivaizduoju, kur mes čia galim nuvažiuoti dabar. Čia toks. Mes pernai, kai važiavom ant kalno, ant Washingtono kalno tai yra, tai ten yra tam tikros taisyklės, kaip reikia važiuoti ten, kad ant manual persijungti automatą, žodžiu, tai nes šia mašinai nėra labai, manau, įprastos kondicijos važiuoti, bet vaizdai tai, nu, wow. Neskubėk, nenuversk koliuko. Matai, jau išvartyti ten koliukai. Kažkas nefitina. Nefitina. Neragauk. Vau, čia pilna tokių šaltinėlių yra. Adomas nori ragauti vandenį. Man reikia batą nusiplaut, paslydau. Vau, čia net neperteikia iš tikrųjų kamera. Niekada to vaizdo kaip atrodo, bet vau. Ui, aš noriu nusiplaut batą. Ką galiu papasakoti apie mūsų šiandienos kelionę?
važiavom iki Kanados sienos beveik. Iš esmės kalnų masyvą pravažiavom ir ten dar buvo kokį 50 km iki Kanados sienos, bet ten laukai iš esmės buvo. Tai mes pasiekėm tokį miestelį su kriokliais, ten greit. Taip pat turėjo būti krioklių, bet ten nelabai buvo. Ten dirbtinė užtvanka buvo, kriokliai tokie. O, ten dega laužiukai rimtai. Ir tada grįžom atgal prie to kalnų masyvo, kur pasivaikščiojom tam tarp kalnų tokiam kaip griovy. Jo, ten visai daug akmenų, visai akmenis, šlaitai matęs. Šiokiaus, sakau, koks pasijauti mažas tarp tų kalnų, nes tie kalnai tokie milžiniški. Šiaip graži vieta, čia toks kurortinis kalnų miestelis Vermonte. Panašus kaip New Hampshire yra keli tokie miesteliai. Jo, vadinami New Hampshire baltai. Bet čia šiaip labai tie kalnai tokie skirti funkcionaliems sportam. Tai vieni atvažiuoja ten su dviračiais, kiti laipioja tais akmenim. Čia mažiau tų tokių gal, o aš noriu pasivaikščiot kažkur, žinai, tai arba su mašina turistav. Jo, buvo tų tokių mažiau. O, žiūrėk, ten kažkas gal medituoja ar ką ten. Jo. Tai va, tai biškai pasivažinėjom ir galiausiai užsukom, kaip matėt, į Paikasą restoraną. Jo, italų virtuvę, tai mes norėjom nebe picos, kažko norėjom naujo, tai Aurai parodysim šitą sumuštinį, kaip ten? Meatball parm. Parm, jo, ir kažkaip cajun chicken. Tas cajun chicken, tai man būtų nėra labai itališkas, bet net esmė. Jo, įdomu kaip atrodys. Man tik labai įdomu pasirodė, kad ten buvo daug visokių žurnalų su visokiais parašais. Aš nežinau, iš kur tie parašai, bet spėjau, gal kažkokios garsenybės pasirašė. Miesto meras. Tai eisim žiūrėti, ką ten gausim, tai vėl pasivėm biškutį gėrimo, aš tiktais sakau, pamiršom vandenį. Šiaip mes turim daug vandens. Čia vanduo. Realiai, jeigu tu išpiltum iš šito vandens į šitą, tai pilnas būtų. Nebūtų visiškai pilnas, Adomas nuomoja. Nu, šiltas maistas. Aš noriu, jo, palauk. Parodom. Eisimės gal į laukelį pabandyti. Jo, gal ten ant tų krėslų. Čia upė šalia. Privatus namukai toj pusėj. Visa šita ložė buvo nupirkta ir perdaryta pagal skandinavišką stilistiką, kiek suprantu. Daug kečupo gavom, servetėlių, šakutės, nors turime savo įrankio. Dar kečupo, kad nebūtų mažai. Ir žiūrim, ką čia turim. Šiaip jie įdomiai, kad telpa į šitą daiktą. Splitint. O, nice. Čia labai gerai bus. Čia yra, parodyk. Meatballs. Jo, meatballsai. Wow, labai gerai atrodo. Mes po pusę, ne vieno pusę ir kitą pusę. Taip, mes pasidalinsim. Nu, čia kaip ir burgeris per pusę padėtas, tai čia reiks... Mes turim įrankį perpjaučiai. Mes turim, jo. Tai čia normaliai, čia fried chickenas, ne? Jo, čia kita pusė. Čia tiesiog padaryti. Štai taip. Jie finišavo, nu. Tai gerai, einam valgyt, mums skanu ir sutiksim vėliau. Labas rytas iš gegužės 19 dienos, biškį sulaginau, kol subešaukė. Šiandien yra diena, tai jau yra sekma. Tokia buvo nuotaikos pikas ir iškart defliacija. Labas rytas. Tai šįryt yra sekmadienis, jau pavalgėm pusryčius. O vėl šoninis langas. Čia tas pats, ne? Taip, mes per čia jau važiavom. Geras. Čia yra tokie keisti šonio langiukai. Pavalgėm pusryčius, šiandien pagaliau tokį lengvesnį maistą gavom, kažkaip atrodo, kai nevalgai, tai nori. Mes vakar buvom kavinukiai, kuri pardavinėja sumuštinius, viskas ten ok.
Ne, tai Bet buvo sumuštiniai sumuštinė labai skanūs. dydis labai, iš esmės dvigubas sumuštinis. Jo. O tada šiandien sumuštiniai buvo dvigubai pigesni, bet dvigubai mažesni, tai kaip ir viskas Atitinka. logiška, jo. Bet šiaip Ir šita kombinacija buvo geresnė, nes tada sausainį tą suvalgėm ir kaip Jo, ir užteko. tikrai labai Nes gerai. vakar tai biški persivalgėm. Tai užkandom, jau išjudėjom iš mūsų to Tata lodge. Ne, Talta? Jo, Talta lounge, lodžo. Iš lodžio. Šitą tai tikrai Ne, žinau. fainas viešbutis. Jo, labai patiko, tikrai, sakau, norėčiau atvažiuoti ten žiemą pažiūrėti, kaip atrodo, man atrodo, toks būtų geras vaibelis, ypatingai jeigu dar veiktų tą džekuzį. Ai, vakar nepasakau, pagaliau pavyko įeiti į džekuzį, kur yra lauke, tai labai faina, iš tikrųjų pasidėjom kokį gerą pusvalanduką. Nu, aišku, dar ten pirtelė, mes sakom, kaip neišnaudoja tos pirtelės, ten tuščia pastoji sauna stovi. Kažkaip atrodo, Lietuvoje labai visi naudoja, čia kažkaip mažiau žmonės daugiau mėgsta prie bariuko tiesiog pasidėti. Amerikonai prie bariuko sėdi, tik europiečiai buvo užvakar, man atrodo, baseinė. Ir baseinė, ir ten Atrodo, tos europiečiai prancūzės naudoja- ir tą burbulinę vonę. Europiečiai naudoja baseiną, džekuzį ir sauną, amerikonai prie bariuko. Toks kultūrinis pasiskirstimas. Bet mums tai yra kaip ir laimėjimas, nes mes lengvai, na aišku, tą burbulinę vonę, džekuzį reikėjo skautinti ir pažiūrėti, kada mes ją gausim. Ne, nu, esmė tame, kad yra viena džekuzė, o kambarių yra ten 3, gal 100 koks. Tai žmonių daug, bet džekuzį 4 žmonės telpa. Iš esmės, jeigu ten jau 2 žmonės yra, tu gali su jais sėstis, bet, Tai biški nejauk. čia toks kaip nutilėta logika, kad jeigu ateina kiti 2, gali tada tie 2 pirmi išeiti, kaip ir pasidalinti, nebent jie ką tik atėjo. Tai vakar visai smagiai pačilinom ten tarp saunos, džekuzės ir baseino. Va šįryt išsičekautinom jau ir esam pakeliui į tokį Flume Gorge. Aš vėlgi nežinau, ar aš tiksliai taisyklingai tariu, bet ten tokia vieta, toksai ratukas, tu apeini. Kalnai fainai atrodo iš čia, ne? Vat, mūsų Vermonto kalniukai. Grįžtam į mūsų reportažą. Tai ten yra toksai Flume Gorge'as, toksai ratukas, kur tu apeini ir ten turėtų būti nemažai, kaip jie vadinasi, kriokliukų. Kas yra? Sunkiai sekas, ne? Nesunkiai. Gal dar kofeino biški reikia, ne? Toksai, vis tiek yra toksai, nežinau, nuovargėlis ar yra, bet, žodžiu. Nuovargėlis, pinigėlis, gyvenimėlis. Aš mėgstu diminutyvus labai gyvenime. Tai ką norėjau dar pasakyti, kad ten... Tu atsimeni tokį žodį kaip diminutyvas, bet krioklė neatsimeni. Vos nebetinčiau, kad tu daugiau kartų sakei krioklys negu diminutyvas. Aš turbūt šitą žodį nevartau nuo vidurinės laikų, ne? Tai norėjau pagaliau papasakoti, kad ten įėjimas šiaip kainuoja $18 ar $16 už žmogų, tai reikia susimokėti online ir eini tuo ratu. Ten labai cute mašinytė buvo. O kokie sostai, tu matai? Dideliem žmonėm. Tai esam pakeliui ten ir nežinau, ką daugiau šiandien veiksim. Gal kažkur dar pavažiuosim. Tai kažką unikalaus pasakyk dabar, ne iš bendros erdvės. Dabar padaryk one moment later. A few moments later. Nežinau. Aš nežinau, ką galiu apie ekonominę situaciją Amerikoje papasakoti. Kodėl ekonominė? Nežinau, nes pirma šaus mintis buvo, nes vakar buvo tas ledų miręs skonis. Aš įdomesnį topiką turiu. Tu sakei, tu visada prisimeni išsiplaut pažastis duše, kai išmuiluoji jos, ne? Tipo, čia aš nemanau, kad aš vienintelis, kuris išlipa iš dušo su muiluotais pažastim. Ar tu tikrai nori, kad žmonės tai žinotų? Tai čia nieko blogo nėra, aš nesuprantu. Tu vis tiek tada grįžti į dušą išsiplaut, tai čia nieko blogo nėra. Nieko. Čia pats faktas juokingas. Vienas random faktas apie domą.
Atkeliavom prie tiltuko. Kažkaip man atrodė, kad jis senesnis negu 2004 metų. Galima eiti? Taip galima eiti. Čia man atrodo tokie tiltukai visai populiarūs tiek New Hampshire, tiek Vermonte. Čia atsiveria visai gražus vaizdas į upę, kurių visai atima nuotrauką. Visai gražu. O, čia gražiai. Gaila, nesisuka tas ratelis. Norėjau greit parodyti, kad mūsų Circle K nėra toksai prabangus ir reikia tokį mašiną. Labai prastas. Kaip Lietuvoje, kad būna iščiustyta šviesa, čia toksai. Pasiėmėm porą šokoladų Adomas Milky Way, aš kažkokį Twiksą įdomesnių skonių. Ir Adomas geria mūsų sultis, kurios sušalo į ledą. Ir aš biškį pikau, nes Adomas nenorėjo pirkti vandens. Nes Aura nusipirko sulčių ir negėrė visiškai visą kelionę. Tyli, ne? Tyli. Aš taupiau vakar vandenį. Ir man dabar galvas skauda. Noriu išbandyti šokoladuką. Čia yra kažkaip cookie dough skonio. Okay. Niek labai nesiskiria, gal paprastas skanesnis lietuviškas. Noriu paragauti. Na. Žiauriai sunervino, bandžiau pirkti bilietą internetu, ten įeiti vis neleidžia. Ir Adomas toks, praleidė gražius vaizdus. Mikrofoną įsidėjo. Kada nors įsidėsiu, dabar negaliu. Pasiūs, kad nors. Norėčiau. Pasiūs. Ne, nesiūs. Ir gražų vaizdą, mačiau sekundai pakėlus akis. Aš čia yra Frankonija parkas, man atrodo, skaitos, tai čia mes kopėm iš tos kalnus, žodžiu, čia žiauriai gražu ir čia Vašingtono kalnas. Ir aš bandau nupirkti sušiktus bilietus ir neleidžia kažkas. Sako, we too busy, blemba, tikrai, milijonai žmonių nori pirkti bilietus įeiti ar pasivaikščioti sekmadienį. Nemokės, nemokamai jais. Gal, mokamai. Ir mano nuomonė, jau atvykus į New Hampshire, gamtoje jau galime pamatyti didžiulius skirtumus. Labiausiai man skiriasi kalnai. Pradėjom Karštas sustriukim, žinai. 2 valandą mūsų poros mylių haiką. Pavyko vietoj nusipirkti bilietą, tik kad jisai buvo $3 brangesnis negu online. Nu nieko. Kaip Adomas sakė, mes nemokamai daug ką darydom. Čia tai verta Parkui paaukoti. ateina, žinai, va jie įdarbina senelius, žinai. Jo, labai malonius. Žiūrėsim, kas čia bus. Čia pasirodo gali būti truputėlį daugiau negu kad aš galvojau, nes galvojau, kad čia yra tiesiog pasivaikščiojimas prie kriokliukų. Bet gal nieko. Ne, normaliai bus. Jo. Tai šiandien tik tokia misija ir yra kol kas. Jo, iš tikrųjų. Tai žiūrėsim, ką čia atrasime šitame treilį, nes jau mes seniai norėjom išbandyti, bet kažkaip nepasiryždom, tai pagaliau galėsim atsižymėti, kad čia buvom. Teoriškai tu gali prisiparkuoti tam kitam parkingė, kur buvom pasistatę. Na? Ir čia praeit mišku. Tai iškart lietuvis. Jo, kad tik prasisukti. Gerai, einam. Čia viskas žalia, gražu, grynas oras. Einam pasisveikati. O, va, koks autentiškesnis tiltukas.
Jo, Adomas gert jau dabar geria, o ant mane sako, ne, nereikia vandens, palauk, taigi turim sulčių. Aš net nesu kuprinės nieko. Gal nori, kad aš paneščiau? Pasikeisdami galėsim. Na, gerai. Kai išgersim vandenį, tada aš paimsiu kuprinę. Galėsim įsidėti kuprinę džempus ir striukis. Nes jaučiu, nelabai reiks jo. Va, čia autentika, senas tiltas, va. Ir galiausiai pradėjome savo nedidelį 2 mylių haiką tarp uolų, akmenų, šaltinėlių ir be galo gražių Va, kaip mes ėjom kažkaip spėju. Čia. Po pasivaikščiojimo Flumgordže keliavome tiesiai į savo viešbutį, nes pasivaikščiojimo metu šiek tiek sušalome. Čia jums šiek tiek padarau viešbučio kambario turą. Kambarys nėra kažko labai įspūdingas, bet jis yra pakankamai modernus, erdvus ir gana jaukus. Jau mes esame čia buvę apsistoję, nes šis viešbutis įsikūręs labai patogioje vietoje. Šis viešbutis yra netoli kalnų ir kitų kurortinių rezortų. Matome net ir čia pro langą matome gana gražų vaizdą. Antrą kartą susimaunu šitais mikrofonais, man tai reikia išmokti dirbti, juos inkorporuoti, vėl filmavau. Nejungiau aparato šį kartą, žodžiu. Pakartosiu tą, ką sakiau, kad jau esam viešbutį, Hampton Inn, šitam viešbutį jau esam buvę, tai jau įsičekinam, jau aš jums parodžiau kambario. Aurė žino, kas kaip kur, bet kai atėjom prie lifto, nežinau, kur mygtuką paspausti. Bet aš atsimenu tą pačią problemą, aš atsimenu praeitą kartą turėjau grinai tą pačią problemą, kad vis spaudydavau mygtuką ir nerasdavau kur. Ok, tai ką mes čia darom dabar? Palauk, aš noriu dar parodyti, kad kaip kieta viskas valdoma telefono programėlė. Raktas yra... Įsivaizduoja, 24 metais gali telefonu kažką valdyti. Tai dabar mes sėdim, vačilinam, mano Maikė. Sėdim ir bandom nuspręsti, ką norim valgyti. Ir aš kaip visada nežinau, ką aš noriu valgyti. Matot jau... Jo, iš esmės, tu pasakėjai, ne, kad tu nežinai, tai tu tiesiog sakai visada, kad tu nežinai. Bet jeigu aš pasakau savo variantus, tai tau jie, tu tada renkiesi iš mano variantų, pati negalvoji, tai šį kartą noriu, kad tu įdirbio įdėtum, ne? Tai mes atskirai sugalvom po 2 variantus ir išsiųsim viens kitam žinutės. Nesakė, kokie tie 2 variantai yra. Kad Taurytė turėtų pagalvoti, ką galim valgyti ir ką ji nori valgyti. Tai mes dabar turim išsiųsti žinutę vieną. Šitam mieste yra apie kokį 12 variantų. Jeigu mes atsirenkam po 2. Bliam, ne 12, žinok, čia visai daug yra variantų. Jo, bet kai kurie blogai vertinti, aš manau, yra geras šansas, kad bent vienas iš 2 mūsų bus tas pats. Taip, bet čia tiesiog... Eitume valgyti, jeigu kažkuris krosins tas pats. Nebūtinai išsirinksim vis tiek vieną iš 4, jeigu ir nebus overlapo to. Jeigu bus overlapas, tai būtent tą. Taip? Žiūrėsim. Na? Aš tiesiog norėjau, kad tu įdėtum pastangų, o ne tiesiog, aš nežinau, ką valgyti, bet man tavo visi variantai netinka. Nežinau, kad tu gali išsirinkti per 2 sekundės, žinai, bet vis tiek, aš nesakysiu nieko. Na gerai. Tai siunčiam. Jo, 3, 2, 1. Wow! Netik. Tu žinai, kad tas Nachos Mexican Grill 2 žvaigždutėm įvertintas? Ne, nes pas manęs Šudinai įvertintas. O Black Mountain Burger mes valgėm praeitą kartą. Ne. Taip. Ne, mes pizzą valgėm. Tai ten burgeris yra. Ne tą valgėm. Visiškai neoverlepino, ne? O tu kiniečių grinai nori. Ne, Thai 9 gerai buvo įvertintas šiaip. Čia be Thai, o tas Chang Garden, tai čia tikrai... Bet šitas kiniečiai. Tu kiniečių nori. Aš nenoriu kiniečių. Man svarbu, kad tu nuomonę savo turi. Ok, nebus kiniečių, nes nenoriu kiniečių. Nenoriu kiniečių.
Gerai, kas tada lieka. O tai tu burgerą nori pabandyti šiuo, ne? Nu, ten jie ne tik burgerį turi, daug. Nu, čia žaidimas realiai baigės, ne? Kitam momente bus kadras. Šitas su žaidimas maistu. nelabai buvo naudingas, nes mes panašiam taškės. Ne, Mes mes vis dar išsprendėm problemą, kad tu įdėjai minties į maisto išsirinkimą. Nu, bet galiu parodyti. Aš tau nepadėjau ant lėkštutės variantų, žinai. Na. Bet aišku, aš nežinau, kodėl tu išrinkai vietą, kuri 2 žvaigždutėm įvertinta. Bet pas manęs tai nebuvo 2 žvaigždutėm, aš čia kur žiūrėjau, tas Black Mountain yra 4,5. Ne, tas tai okei, viskas okei, nu tiesiog, kad ten burgeriai. O tas 4,6 pas Ir mes manęs vakar yra burgerį valgėm. 4,8 per review, 4,8 review ir 4,6. Ai, tai ten normaliai yra, tai galim tada bandyti tą Mexican Grill tada. Aš nežinau, kodėl pas tas tai blogai vertinti. Čia Apple, va matai, on Yelp. Nu tai Yelp šūda malą, nieks neberašo Okay. ten Yelp. Nu šiaip gal jo, okei, nu tai kitam kadrė maistas bus, ne? Mes dabar behind the scenes vėl susitarsim, ką valgysim ir jūs jau pamatysit po viso to vargo, kaip išsirinkti. Einam pasim maistelio į načius. Ir mes užsisakėm načius. Ha, ha, ha. Mes nusipirkom Ne. cheese puffs. Aš viską parodysiu. Mineralinio. Ten šala Canada Dry ir mes užsisakėm vis dėlto meksikiečių mano variantą. Yra čia fresh salsa. Ne, manęs tai nervina, sako, manęs nefilmuok su triusikais vaikšto domas. Viskas gerai, tai mes atsipalaidavime. Tai va, yra fresh salsa. Na. Čia yra, koks mažiukas čia. Okei, bet tai visą setą reikia vertinti, ne? Jo, nu, čia yra 3 amigos, tai čia toks kaip samplingas visko. Ir čia turėtų būti načios, pažiūrėkime, ar gerai, kur mes. Okei. Načios labai gerai. Man atrodo visai gerai viskas, ne? Kvepia šiaip labai skaniai. Tai mes einam valgyti ir nežinau, tikriausiai jau susitiksim rytoj, kai keliausim pasimti čipsiuko, ir pusryčius valgyti. Nu, žodžiu, susitiksim rytoj. Labas rytas iš gegužės 20 dienos. Pažiūrėkit, koks nuostabus mūsų ryto vaizdas. Gaila, kad aš vis tiek nebetitraukiu vakare užuolaidų ir neatsikėlėm su vaizdu į kalnus. Tai dabar susirašėm ir keliausim papusryčiauti ir po to jau keliausim pasim čipsą ir jau keliausim link namų. Tai labas rytas ir tęsiam paskutinę mūsų atostogėlių dieną. Turi kažką pridėti, matau, kad susiraukęs Adomus. Tai labas rytas. Ne, labas rytas. Maži bliniukai, dideli blynai. Visa mašina. Tu šokoladinį irgi? Ja, taip, aišku, kad šokoladinė. Jeigu yra šokoladinė, kodėl nepabandyti šokoladinį. Aš darysiu mažiukus. Jau čia šitas išbėgs. Jo. Man tokį gerą padaryti. Rudžius, kiaušiniai, sultis ir sėris. Dabar ką galvoju pasakyti? Nu žodžiu, jau esam namuose, grįžom. Nieko nebefilmau po pusryčių, nes tiesiog, nežinau, atrodo, tiek prifilmau per visą savaitgalį, nieko nebesinorėjau, norėjau tiesiog grįžti per namo. Kaip sakoma, visur gerai, bet namuose geriausia. Taip, Adomas miega.
Adomas čia ne labai daug. savo norų. Jokau. Tai, žodžiu, visai užtruko ta kelionė, dar aišku, ten pasiėmėm čipsą, kol pasiėmėm čipsą, reikėjo pakalbėti su to draugu, vis tiek, nesustinki labai dažnai. Ten, kol persimeti porą žodžių, jau praeina geras pusvalandis, tai tiesiog, pasiėmėm čipsą ir važiavom namo ir jau yra 4 valanda. Aš esu ta truputėlį psichė, kuri iškart grįžus mėgsta išsikrauti visus daiktus, nusidėti ir jaudėsi viskas Sudėkė pūrė. Adomai, aš tau turiu vieną klausimą. Nu. Kas yra tapyras? Ne, tai tapyra palik ramybėj. Tapyras nutapytas jau. Norėjau tiesiog greitai rezimuoti kelionę, šiaip visai smagu save išimti iš tos tokios rutinos, pasižiūrėti kažką naujo, aplankyti naują valstiją, pro ją tik esam, kaip sakiau, važiavę, tai truputėlį tam pasivažinėti, pažiūrinėti. Šiaip tiesiog ramiai pačilint, labai smagus buvo tas lodžas. Daugiau šypsenų sudėjai, taip liūdnai labai. Ne liūdnai, viskas buvo labai smagu, gerai. Vakar toks buvo truputėlį po haiko lazy vakaras, bet reikia kartais ir tokių, manau. Overall tai man visai smagu, laukiu vėl sugrįžti prie savo darbelių, toliau tęs gyvenimą. Turi ką pridėti, Adomai? Tęsiam egzistenciją savo. Tai va. Jūs irgi tęskite. Čipsas irgi tęsi. Tai ačiū, kad žiūrėt, tikiuosi patiko. Visiems laimingo egzistavimo. Ačiū, kad žiūrėt, nepamirškit užsiprenumeruoti, paspaus patinka, gal net pakomentuoti, o gal net nueiti į Instagramą. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjot, praleidot laiką su mumis šioje kelionėje ir tikiuosi pamatyti jūs kitame mūsų video. Iki, sakykite. Aš lietuviškai taip.